tyrimus ir seku, nes turėjau aš ir su skydliauke problemų savo, tai ir D vitamino pas mane amžiaus stoka būdavo, tai žinokite, pas mane yra viskas normoj ir aš papildomai tikrai nieko negeriu. Apart dar omegos 3, ką papildomai geriu, o daugiau visiškai nieko, tik ląstelių maistas ir man tas D vitaminas visą laiką normai. O anksčiau visada man būdavo jo stoka ir būdavo net ir leidžiama į užpakalį leisdavausi ir būdavo ir geriama tą ant duonos tokį didelį pildavaus. Tai jisai man pakeldavo kažkur tai mėnesį laiko. Po mėnesio vėl pas mane krisdavo ir slinkdavo plaukai, nagai lūžinėdavo ir viską. Tai dabar viso to nėra. Tai tikrai stebiu ir save ir nueinu tos bendrus kraujo tyrimus pasidaryti. Tai sakė viskas čiki piki. Tai va, tai norėjau tik šitą pridurti. Labai labai ačiū tau, Neringute. Tikrai man labai smagu, kad partneriai jau tikrai vartoja ir nebijo apie tai kalbėti, dalinasi už tai, kad jūs turbūt daugelis sutinkat žmonių, kuriem pasiūlot produktą pabandyti, jie irgi klaus, nu tai va, kaip čia veikia, kaip ką, tai mesgi visą laiką galim nusiųsti šitą įrašą ir daugiau mes tų įrašų apie atsiliepimus turim ir mes galime dalintis, dėl ko aš prašau, kad nenustokite apie tai kalbėti. Kuo mūsų bus daugiau sveikesnių, tuo mums smagiau ir tėvai sveikesni, ir vaikai sveiki. Nu tai tikrai, kaip sakau, mūsų sveikata labai priklauso nuo mūsų ir fizinės sveikatos, ir psichologinės, ir dvasinės, ir mentalinės. Ir tai viską apima visą tą gyvenimo pilnatvę.